Congratulations to Andrea, congratulations to Žalgiris. Obviously, pretty obvious that it was only one team on the court today. Like always I say, the responsibility always falls on the coach. The coach didn't prepare the team like the other coach prepared, and in some situations was really bad game for us in terms of wish to play, in terms of physicality. It was basically, from my perspective, it was Žalgiris win the battle of 50-50 balls. They wanted more. On top of that, obviously we had a very bad shooting night. If you talk about 13 for 34 two-pointers, it sums up the whole thing basically. So a really difficult night for us. Atrodo, kad Žalgirio puolime šiandien buvo ypač svarbus Laurynas Birutis, kas nepavyko stabdant šitą vidurio puolėją. Ko primetė Birutis iš short rollo, biškai paskui bandėm kažkiek keisti, nuimti tą short rollą, bet vėlgi, žinote, čia dabar šnekėti apie kažkokias taktikas, apie situacijas, čia nėra jokio tikslo visiškai iš mano pusės. Sakau, kai komanda neparuošė žaisti, tai pažiūrėkit. Sakau, 20, 23, 23, 32, aišku, ten ant galo, tai jau iš viso buvo kažkiek tai net gėda, tai, kaip sakant, norisi dingti greičiau iš Žalgirio arenos ir užmiršti. Šiuo metu tarsi likote tik gynėjais ir aukštaūgiais, kai rungtynių metu traumą patyrė ir Dižonas Pieras. Gal turit idėjų, kaip teks spręsti šitas problemas ties trečiąją poziciją? Idėjų visą laiką yra. Aišku, kiek jos gausis tos idėjos. Užsiminėte šiek tiek, kad komanda buvo nenusiteikusi, ar ne? Ar galėjo kažkiek išmušti iš vėžių tą sėkmingą atkarpą 7 iš 8 laimėtų rungtynių? Sunku pasakyti. Problemų, aišku, visą laiką buvo. Sakau, aš jau vakar aerouoste pabrėžiau ir kažkaip tikrai aš daugiausia visą laiką kreipiu dėmesį į pastangas, į tą profesionalumą. Tai pas mus labai daug kur yra ką dirbti. Sakau, tikrai manęs kaip trenerio negali užliuliuoti tą tokią neblogą atkarpą. Tikrai, sakysim, yra reikalų pas mus ir jų bus, aš žinau, nes profesionalumas visumoje netenkina manęs. Ir sakysim, tikrai, jeigu rezultatai yra geri, tai nereiškia, kad viskas yra gerai viduje. Sakau, komanda kažkiek tai eina į priekį, tikrai malonu išlošti yra, bet tikrai viskas nėra viduje nuostabu. Ketvirto kėlinio pradžioje buvo tokia jūsų vaizdinga reakcija, kai lyg spaudėt savo ranką, lyg tais ar tuo momentu jau kaip ir supratot, kai pamanė, kad to tritaškio, kad pralaimėjimas jau artėja? Pralaimėjimas taip kažkaip labai man aiškiai buvo, nes šį rytą per pamėtymą. Trinkieri daug kalbėjo, kad nori to laiko treniruotėms, kažkiek daugiau įvesti komandą į žaidimą. Ar kažko galbūt nustebino Žalgiris po šito laikotarpio su ilgesniu treniruočių tarpu? Nemanau, jeigu po kiekvieno per 4 rungtynės, po kiekvieno time-outo išeidavo su deriniu Evansui arba Manekui, tai galit paskaičiuoti, kiek įmetė po time-outų Manekas arba Evansas. Tai jau trečias kartas iš eilės, kai Eurolygos reguliariajam sezone patyrė pralaimėjimą Kaune, ar atvykęs čia nejaučiat kažkokios papildomos galbūt motyvacijos iš Žalgirio, nežinau, lietuvių pasirodyti prieš jūsų komandą? Nežinau, reikia klausti lietuvių. Kodėl manęs klausit? Treneris, sveiki dar kartą, dar irgi kaip visą laiką iš kitos operos, šiandien Žalgiris parodė savo kitokį veidą ir, išrašym tokį kaip pralaimėjimą, bet, kiek galbūt jūs iš šono, kaip stebintis, tas Žalgirį vis tiek matantis ir, kiek dar tokioj Eurolygoje dar Žalgiris turi šansų prasibrauti į krintamasis, atkrintamasis ir taip toliau? Nežinau, nežiūrėjau lentelę Žalgirio, tikrai sąžiningai nežinau, o apie pirmą tavo tą pasisakymą tai tikrai negali sutikti, nes komanda žaidžia varžovų taip, kaip tu jiems leidai. Tai mes jiem ne tai, kad leidom žaisti, bet dar ir raudoną kilimą išklojom.
Dar truputį grįžtant per žaidėjus, Scottie Wilbekinas atrodo šiandien vienintelis buvo toks pozityvus dalykas, ar toks aikštelėje. Ar jis dar vienintelis toks ir buvo, ar kažkokių kitokių pozityvesnių dalykų šiandien galite įsivežti iš Kauno? Nežinau, daug tikrai pozityvo nelabai, sakau, matau ir norisi užmiršti ir tikrai tai buvo žiaurus vakaras mums. Užsiminė dar kažkiek apie tas problemas kažkokias viduj, kokius galbūt sprendimo būdus matot, kad išspręsti šitą komandą? Gal tikrai nesakysiu, kokius sprendimo būdus galvojam.